Sveiki! Šiandien matysite. Lapkričio 23 dieną vyko visuotinis delegatų suvažiavimas. Buvo išrinkta nauja valdybos komanda bei pasirodė Lietuvos skyriai. Taip pat buvo pastebėtas rankinių karalius. Per jaunimo organizacijos darbas visuotinį suvažiavimą buvo išrinktas pirmininkas, valdybos komanda ir atsakingasis sekretorius. Į jaunimo organizacijos darbas jubiliejinį 10-metį atvyko daug garbių politikų. Tai Loreta Graužinienė, Vytautas Gapšys, kuris įkūrė šią organizaciją, bei Viktoras Fiodorovas. Taigi, kriminalus praves mano kolega Ryčka Pupulis. Sveiki, šį vakar kriminalose su jumis Ryčka Pupulis. Taigi, pirmiausia, Vilniuje ieškomas rankinių vagis, kitaip žinomas kaip rankinių karalius. Būkite atsargus, jis gali būti pavojingas jūsų gyvybei, rankinėje gali nešiotis sunkų daiktą. Taip pat kriminaluose. Paulina Urbelytė, naujoji jaunimo organizacijos darbas sekretorė, buvo viešai pamatyta naudojant keistus vaistus. Sakoma, kad po to nuo jos sklinda alkoholio kvapas. Ir pabaigai. Mindaugas Kiesas, Šiaulių skyriaus buvęs pirmininkas, važiuodamas iš jo vasaros stovyklos nutrenkė gandrą. Šiandien tiek, su jumis buvo Ryčka Pupulis. Labas vakaras, su jumis Juzapoto Pakalnutė ir sporto naujienos. Jo vasaros stovykloje buvo surengtos įvairių sporto šakų varžybos. Geriausia komanda buvo APA, tačiau jie užleido pirmas pozicijas kitoms komandoms. Raseiniuose buvo surengtos tinklinio varžybos, juose dalyvavo ir kiti jo skyriai. Labas vakaras, šiandien su jumis Šalunolė. Šiandien orai bus ne kažką.